Pradėsim pamoką. Pasakykit vaikai sakinį su žodžiais tikriausiai ir nes. Na, Onute? Tikriausiai eisim į parduotuvę, nes taikomos didelės nuolaidos. Gerai, Onute, 10. O tu, Marytė? Tikriausiai eisime grybauti, nes vakar lyjo. Irgi gerai, 10. Na, Petriuk, o tu? Močiutė paėmė laikraštį. Na ir ką? Tikriausiai eis šikt, nes skaityt nemoka. Sveiki visi, su jumis Vešekis ir šiandien mes žaisim Minecraftą. Šiandien, kaip mato, turėjau užsienčantinęs pikeksų keletą, čia va kastuvas ilgta, čia ir 5 pasidariau už dar vieną kastuvą. Šitą, man atrodo, rodžiau jums. Ir šiandien, ką mes veiksim per šitą epizodą, kaip mato, buvo epizodas su paušianais, bet aš dabar neturiu nečestą, nes aš pasiėmiau iš savo pasaulio, buvo uždėtas ant kapitono Vazono servo ir aš neturiu pasidaręs to, ką buvau pasidaręs per tą video. Tai žodžiu, čia statau tokią platformą, nes žadu kažkur po 2-3 epizodų eiti Peace Nintendo Dragoną ir tada baigtųsi mano Viver skeletoną, ne skeletono bossą ir tada baigtųsi mano epizodai. O kam šitą platformą skirta, kad aš ant jos darysiu visokių modų tipo pristatymus, kaip, ką žinau, pavyzdžiui, kaip ne Optifine, nežinau, gal ir Optifine visokių bus. Bet šiandien mes bandysim paneigti mitą, kad į Endermeną neįmanoma pataikyti su strėle ir beli kiek prisirinkti Enderperlų. Ir kaip man aš neturiu Rainy Mapo, nes padariau tą, kaip pasakyti, atnaujinau Minecraftą ir dabar yra 1.5.1 versija. Va. Petriuk, kiaušinių su duona valgyk. Bet aš nemėgstu duonos. Turi augti didelis ir stiprus, O kodėl aš turiu augti didelis ir stiprus? kad ant kasdienės duonos užsidirbtum. Nu, bet aš nemėgstu duonos. Haha, juokinga. Tavo butelis vos nenumirė. Tu irgi. Ir jau mes nerandam savo aukų, net neįsivaizduoju, ir šitas kapsas man taip patinka, o kapsas, sakau, kastuvas taip. Ir man atrodo, biškai jums gal soundai per garsų, bet... Jis meta tos žolės blokus dėl to, kad yra Silk Touch. Ir aš šiaip norėčiau sužinoti, ar jis kasa ir ledą. Jūs man tai galite parašyti komentarus, bet aš noriu pasakyti šitą. Jo, man parašyti komentarus, kas žino... Jo turiu Diamond setą. Ir manęs jau tyko gaidys. Jo, tai man. Jo, kas žinot, parašykit jau į komentarus. Kas žinot, kas nežinot, irgi galite parašyti. Neskirtumo. Šiaip pabendrausim, jo, mano Skype'as yra Cheetah 7, jeigu kam reikia. Tai bus description'e dar kaip prašos, jeigu kas nemokės parašyti. Jeigu yra tokių žmonių, kurie dar neturi mano Skype'o. Tai aišku, kad yra, bet... Jo. Aš neturiu Rainy Mapą, todėl aš bijau toliai. Va tas man yra biški lievai. Aš norėčiau pasidaryti ant normal, o ne. Nope. Va. Teipą. Ir jo. Tas jau dėktų, ne. Jo. Pradėjau filmuoti su Dake Story. Dėl vieno labai gero žmogaus. Ir kažkaip yra. Dėl vieno gero žmogaus, tai yra... Dabar prisiminsiu, nes, žinok, neprisimenu. Arba Kompas LT, arba Nerdy LT. Aš dabar tiksliai neatsimenu kuris, bet tas geras žmogus man per TeamViewerį pamokė, kaip daryti su Dake Story, ten, žodžiu, pasakė, kas mano video blogai ir kas taip toliau. Ir jūs taip galite padaryti, ir aš ir biškį pumpkinį pasirinkau. Nes man ir meliom šiaip reikėtų, nes aš mačiau, kad yra pas mane kasyklose
Yra tų apleistų tokių kasyklų, ten tipo, kai subėgis būna, tai kas ten. Čia yra belia koks kalnas, man sunku įlėti. Taip, ką mes galim padaryti, šiaip Endermenai, man atrodo, vieno čia nevaikštų. Tai jo, tai aš net nežinau, čia net nesusigalvojęs. Jo, ir galim pakeliauti Enderperlais, taip. Oplė. Mokat taip? Mokat? Jo, aš todėl noriu prisirinkti daug Enderperlų. Visų pirma, kad reikėtų į Ender portalą laisvai patekti. Antra, kad pakeliauti greit galėčiau. Jo, bet mes nematom Endermenų. Čia aš turiu nufilmavęs, kaip šitą statau, bet nežinau, ar jums bus įdomu, kad aš statau šitą visą plytą. Aš galiu užlipti ant jos parodyti, čia mano matytės auga, ten karvytės miršta kasdien, man atrodo, gal. Jo, sprint per laipsnių galim, jo, va, čia toks. Nu, visai nemažas. Ir jo, jeigu norit, parašykit man į komentarus, kokį modą aš galėčiau žaisti po šitą, kai pabaigsiu šitą. Jeigu norit, šiaip galėčiau žaisti ir FTB, bet galiu pasakyti, kad visiškai nieko neišmanau. Nu, išmanau vien Tekito modus, ant FTB, o visų kitų modų nieko, absoliučiai. Kokie ten yra, tai net neįsivaizduoju. Tai jo. Net nežinau, ką mums čia daryti. Pradžią aš jums rodžiau, o galiu parodyti vieną savo pasididžiavimą, tai belia kiek turiu deimantų, dėl to, kad aš vis enchantinamas pikeksą. Dabar, va, leviausias mano pikeks yra Unbreaking 3, o čia jau yra gerai, nes yra, nu, labai, turi labai daug įlaužių, kad, nu, žiauriai daug kas, kad jį laužtų. Ir aš visą laiką išsienchantinu fortūną ir mane tas labai nervina šiaip jau, nes aš jau turiu belia kiek, bet aš pasibaigė čia. Čia va fortūnė 3, čia fortūnė 3, čia dar fortūnė 3 ir čia fortūnė 2 veikia. Ir va mano pasinčiavimas kiek deimantų. 3 stack. Bravo, ne? Brevo. Jo, gausų ten keletą nužodžiu, jums tą rodžiau. Žodžiu, šiandien pakeliausim ir aš Poršais žymėsius kelią, nes man gali būti labai blogai. Ir kitą epizodą mes, manau, statysim zombių automatinę žudimo mašiną. Nu, ne automatinę, visiškai ne automatinę, man reikės pačiam ten numest tokį gražų paukščianą, kuris ištaško iš vieno kito visus zombius ir man visus XP duoda. Jo. Bet tai bus kitą epizodą, šį epizodą aš praleisiu nieką. Tiesiog, aš net pats nežinau, gal kokio vėliavą galim paškoti. Kiek čia daug avių? Vienas, oviščių. Ai, mano lankas yra tuo geras, nes čia yra flame 1. O tas flame uždega. Ir aš kai pataikau viščiuką, viščiukas man išmeta ne tai, kad chicken meat, o cooked chicken meat. Va, tas man yra labai pliusa. O, džiunglės, reikia pasivaikščioti kompas džiunglėse. Ir koko beans aš jau matau, todėl nusiskinsiu. Ir aš kaip matau, ten neužlipsiu, ne? Pasinaudosim savo kastuvėlių ir pavarysim per visą kelą. Oplia, to aš pasakysiu, kas ten buvo per žmogus, dabar tiksliai net neatsimenu. Ir aš net neatsimenu, ant kokio ten buvo video, man atrodo, kad tai šit. Mano mažasis draugė, ar tu neturi nosinės? Turiu, ponė, bet aš jos niekad neskolinu. Tas yra labai gerai. Tokia. Tuo pažiūrėsiu. Taip, Kompas LT. Tai užeikite jo kanalą. Nerdy LT irgi mano yra fanas. Taip, užeikite jo kanalą, kurio linkas bus descriptione. Jis, aišku, dabar, kaip matau, nebekuria video. Bet šiaip maldės čiuvelis. Nu jau, jeigu ir man padėjo, tai manau, kad ir jums padėtų, ar dar kas nors. Ir aš visiems padedu, net manęs net neprašė, žmonės iš manęs gauna reklamą. Tai va, matot, koks aš geras. Koks aš geras ir gerai. Aš net nežinau, kur mums čia eiti.
IT. Vadinam torčą, kad žinotumėm, kad iš ten. Šiaip galim paieškoti Jungle Temple, bet aš šiaip nesuradęs. Pats tai nesuradęs. Gal ten kažkokie, su manim kai žaisdavo, tai jo, jie rasdavo, bet aš tai nesuradęs. Tai šiaip yra pasinaudoju savo kastuvėliu, savo pietų. Dabar visiems gysiuos, kad turiu silptač pikeksų. Tas visiems, tai niekam. Nes aš su nieko nekuriu. Gal pradėsiu kur, nežinau dar. Gal pradėsiu, gal ir ne. Dar tas gerai, kad tu Breaking 3 pikeksas. Nes, kaip matot, jis labai greit žemę kasa ir todėl nesinaudoju taip greit. Ir aš net įsivaizduoju, gal žinot, kur tie Jungle Temple template, ar kaip ten templė, kaip ten jie vadinas, būna, nes aš ieškosiu valandų. Holy crap. Eina shit. Oh shit. Gerai, galim čia nusimesti. Taip pat. Gerai. O, matau, kad ten baigės, man atrodo. Šiandien pakeliausim, pažinsim, kas yra aplink mumis, kokia gamta. Čia avytė šitą avytę žinom, ble. Iš karto atėjom į tokį belekokį kalną. Ir kaip mums į jų užlipta, mes užlipsim šitai. Vople. Dabar taip. O, kaip tik ant kalno. Va, žiauriai geras šiaip yra tas Ender Perlai. Ir aš noriu padaryti taip. Die bitch, pas man yra punch lankas, todėl turėčiau jį nupunčyti. Mirė šūka. What the fuck. Pamatot? Iškepta metą. Tas yra labai plius. Gerai. Toliau mums. Šiaip aš noriu sulaukti nakties, nes noriu papildinti Endermenų iš langų. Nes man nieko veikti. Man čia šiaip gerai išgyventi, tai džiungiai čia tai. Ir, čia yra kažkur netoli Ender portalas. Ir mums tai žiauriai. Ne Ender portalas, o Ender, ne Ender, o pabaiga. O, sveikas akiniuotasis. O, labas. O kur tavo kuprinė? Nors, nesvarbu. Kas naujo? Kas čia bus? O, vakar gavau net 2 kartus pertį nuo tėvo. A ne? Už ką? Parodžiau savo pažymių knygelę, o ten tokie pažymiai, tokie rašteliai. O, antrą kartą? Antrą kartą gavau, kai jis sužinojo, jog tai jo pažymių knygelė. Lol. Mums tas žiauriai tavęs. Čia viščiukai. Pavyzdžiui, negelbėčiau. Būtų viščiukas įstrigęs, čia tai jo gelbėčiau. Ką žinom, neturim mes to reiminį mapą, todėl nieko mes šiandien neveiksim. Šiandien mes vysim ožką per subiną ir aš nieko netu. Ką žinau, galim eiti, viskas nėra, bet aš neturiu patų, nes man tas yra labai lievai, nes mano pikeksas šitas yra žiauriai lievai. Būdėl čia, pavyzdžiui, čia lyja? What the fuck? Čia rodo, kad čia lyja. Atstoju čia lyja. Kokį lempą? Žodžiu. O, radom kaulą, savo pirmąjį kaulą. O, per dirtą mes tikrai galim greit leisti. O, ta dirta kaip lempą iškasta. Išsenčiantinau kastuvą būtent dėl to, kad neužknistų dirtokas. Pirmas dalykas. Antras, noriu dar ir kirvį išsenčiantinti, kad turėčiau 2 dalykus išsenchantintus. Ir mane tas lietus pradeda bėsinti ir kokie mes čia lygiai esam. Kur čia lygis rašomas? 38. Net neįsivaizduoju, ką mums šiandien veikti. Šiandien mes pratinginiausiam, aišku, dabar zaibys diena, nes šiandien yra 5-adienis, aišku, šitą videą turbūt kelsiu 6-adienį, nes reikia laiko ir sueditinti video, ir surenderinti video, kur, aišku, editinimas video, mano video trunka 5 minutės, gal kokios. Jo, čia aš ieškau dungeono taip kasdamas, nes aš galiu dirtą greit iškasti,
Kus taip lieki bekas. Žodžiu. Gerai, aš galiu dirbti greitiškas, todėl aš kasu. Mes jau esame 17 lygį, bet čia deimantų nerasim, bet mes rasim kaulą, o tas kaulas mums yra neįdomu. What the fuck? Ai, žodžiu. Keliaujam su enderperlais. Eik tu! Eik tu! Oh, fuck. Na. Eik tu. Čia tai sugebėjimai. Ne, nu. Eina šit, užsidam biškį čia armoną, kiek aš čia turiu. Ir bėgam dabar palei torčių. Eina šit. Kaip aš sugebėjau numirti, dar naktis ateina, nu tai aš čia pasitinka mane, kad aš miriau. Eik tu. Oh, shit, jeigu aš pralošiu tu tai. 20 jo gero nebuvo. Tik mano kastuvas ir mano langas geras. O tas kardas tai šūdų. Slauksmės gero nebuvo ir man reikėjo greičiau ten atsirasti ir aš maisto nepasiėmiau, tai viena mano klaida. Antra mano klaida, kad aš miriau, bliat! Fuck, na, hui! Bliat, priapsėti. Ai, ko aš nubėgsiu. Padėjuokime kartu, bliat. Tiesiog. O, mums pasitinka pirmas draugas ir aš jo nekenčiu, todėl aš bėgu toliau ir mums dar pasitiks ten pilna draugų. Todėl aš irgi bėgu toliau. Gerai nuskambėjo, tai biški... Kaip čia pavadinti? Čia jau netužavo, tai viekai, matau, gal. Ir kur mes čia dar ėjom? Ėjom čia, ėjom ten. Matot kaip lengva, kai stočiu, tai pasidėdu torčių. Ir aš net neįsivaizduoju, kaip aš nusileisiu be to kirtiklio. Net neįsivaizduoju. Čia apsiškimo, aš spėjau pračytinti savo rūbų. Viską nesdavimo, viską buvo. Čia tokį lempo turim jau... Šit 3 jau maisto barai nukreipti. Mes ėjom ten, mes visą laiką ėjom tiesiai. Gal aš užduosiu pati kelis klausimus, gerai? Na gerai, prašom. Petriuk, dabar aš tau užduosiu kelis klausimus. Gerai. Ką karvė turi 4, o aš tik 2? Kojas. Kas pas tave yra kelnėse, ko nėra pas mane? Kišenis. Kas įdedama kietų ir rožinių, o ištraukiama minkštų ir lipnių? Kramtoma guma. Ką vyras daro stovėdamas, moteris sėdėdama, o šuo ant 3 kojų? Paduoda delną. Dabar užduosiu porą klausimų iš serijos, kuo esu? Ok. Įstatai mane į savo ramstį, pririši mane, aš drėkstu greičiau nei tu. Palapinė. Būnu įvairių dydžių, kai blogai jaučiuosi, drėkstu ir teku, kai mane išvalai, jaučiuosi gerai. Nosis. Na gerai, paskutinis klausimas. Turiu kietą kamieną. Mano galas keltas, mėgstu šaudyti. Strėlė. Siųskit Petriuką ne į 3 klasę, o į universitetą. Aš pats į kai kurios klausimus nežinojau atsakymo. Jo, ir aš dar ir lapus galiu iškasti su kastuvu, biškį lempą, bet kad su kastuvu galiu lapus iškasti. Bet jo, tai įdomu, gal šiaip man turėtų eiti gal. Nes jeigu lapus eina iškasti, tai ir ledą turėtų eiti. Gal. Vat štai jums ir klausimas. Jo, galit uždavinėti man klausimus iš visko, iš gyvenimo, iš Minecrafto, iš visokių žaidimų. Ir aš gal net padarysiu specialius video iš tų klausimų. Arba... kaip aš kopsiu tą gal. Arba tiesiog per video. Jeigu nebus daug klausimų, tai per video pasakysiu. O jeigu bus, kažkur nuo 20 gal 30 klausimų, tai... padarysiu specialų video. Jo. Tai va, klauskit. Aš į komentarus tada neatsakysiu. Tiesiog pasižymėsiu, kad jūs paklausite. Paminėsiu jūs per savo video. Ir pala, aš ten... Jo, nepažymėsiu, paminėsiu jumis per savo video. Jo. Creeperis su skeletonu, čia baisiausias gali būti. Žinot,
Hebra, aš tikrai, sorry, bet aš taip padarau. Čia neįmanoma, tai aš net pats nežinau, kur aš dabar esu. Kur aš atsiradau? Nu gerai, aš jau čia. Ai, blėt, nu čia tai debilizmas. Man atrodo kažkur šis. Ai, va, tikiuosi mano detektyvus, nes jeigu nebus, tai gal užsimuš. Gerai. Thank you God, thank you, matot kaip gerai. Vat nečytinau beveik. Jo, turim vieną ender perlą, daugiau su jais nebekeisiu į viršų. Šitą metam lauk. Čia skelikoms apskumė. Dai, bitch. Dek suka. Gerai. O, steriliušnį. Ir, žinot, ką aš prapsau savo helmą? Savo helmą prapsau. Užbūkai. Gal kažkur rasiu čia. O čia yra strėlių. Čia yra dirta. Bet helmo tai iš tiek. Šičia mums reikia išsimest. Dabar taip gerai parodai kur ir viską Q raidę spausdinamas gali išmesti. Aišku, reikia iš visko tai. Gerai, kaulų irgi gali išmesti. Kvadrai nereikia, mušrumo nereikia. Šitos irgi nereikia. Tai žodžiu, einam į viršų. Gal prapisom 15 levelį. Čia šiaip yra daug. Mano manimu. Aš biškai čia uždedu skylę, kad jeigu kas nors šauktų ir aš nenukriščiau ten. Kažkaip man čia labai keistai. Net neįsivaizduoju, ką man per šitą video parodyti, gal 10 minučių kalbu čia nesąmonę. Iš lempos. O, tu kurmi. Gerai, ateik čia. Paršok čia. Jo, ir dabar keliausim mes namučio pasinaudodami vienu savo turimų enderperlų. Arba ne, mes norim pažudyti endermeną. Adė čia suka. Suka, daidė čia. Žiūrėkit, dabar vienas creeperis pavarys double killą. Žiūrėkit. Ai, blėt, nepavarys. Nu davai, creeperį nušaukit tą creeperį. Žiūrėk, oplė. Net išskrido, pasiemam parabą. Nežinau, ką manyti, bet... Na, studentai, gal kas nors pasakysite man, koks yra žmogaus svarbiausias organas? Petriuk, nuleisk ranką, žinau, ką tu nori pasakyti. Va, Marytė, prašau. Aš manau, kad naudingiausias organas yra širdis. Taip, labai teisingai, Marytė, širdis labai naudingas organas, už tai rašysiu tau įskaitą, sėskis. Prašau, kas dar žinot kokį naudingą organą? Petriuk, greitai nuleisk ranką, begėdytų. Va, matau, Onutė nori pasireikšti. Prašau, Onutė. O aš manau, kad plaučiai irgi yra labai reikalingas organas. Taip, labai gerai. Ir tau įskaita, sėskis, kas dar? Na gerai, Petriuk. Bet žinok, jeigu pasakysi kokią nesąmonę, pats žinai, kas už tai bus. Tamsta mokytoja, aš manau, kad naudingiausias žmogaus organas yra oda. Oda? Paaiškink, Petriuk. Na, matot, mokytoja, jeigu nebūtų odas, tai kiaušinius reikėtų rankoje neštis. Sukos. Nelaukėt. Matot, kažkokio apsiginti vien su lanku. Jo, man šiaip reikėtų lanką pasidaryti Power 5. Nes, patys suprantu, turbūt Power 5 yra žymiai. Mes išnaudosim patį paskutinį savo ender perlą, kad kuo greičiau atsidurti namuose ir permėgoti su lova. Jo, o tu kūrimi. Dai, bič. Oi, blėt. Tas tikras nušovė pagrindį. Taip, atsistojam čia, kaip tik man vietą parašau. O, nei man. Na, blėt, odas susitau. Gerai, tikės čia niekas daugiau neatlipa, nes tada aš mirsiu. Taip. Gerai. Jo, dar galite parašyti komentarus, ar nori daugiau lolo video. Nes aš šiaip lolo negeliu dėl to, nes šiaip jis mano kanale nėra labai populiarus, Minecraftas pas mane yra populiaresnis. Jeigu nori, tai jo, aš įkelsiu. Dabar kaip tik po šitą eisiu lolo palošti ten su ADC, ADK-eriu. Tai jo, jeigu nori, tai sakykit, įkelsiu video. Jo, dabar keliaujam namo, turbūt. Oplė. Skrendam, mes esam ten. Oi. O, tu kurmi. Žalia rūta. Šiaip ten ties.
Ого, блядь. Да, kaip buvo. Mes karžygiai, mes esam karvės. Karvė. Duos. Karvė. Kol aš čia pareisiu namo. Tas kelias namo. Tas ilgas kelias namo. Oplia, kai aš čia parkūrinu. Varau taškus. Opa. Vai. Varom parkūr. Varom parkūr. Bля, tos lygiamus tai. Varom parkūr. Kuo skiriasi šitie lapai nuo šitų lapų? O, gavom džiunglų seplinių. Gerai. Gal dar bus? Duosi man kiek šių dar? Kiek šių? Kai jis mane duos, kiek iš daugiau jo lauk. Nesiaukosiu iš daugiau. Jo, ir man tikrai reikėtų enderperlų, nes, kaip matot, labai smagu keliauti. Labai lengva net keliauti. Žiauriai lengva. Kaip 5 enderperlai ir tu jau manėjęs. Nu, beveik belekodas. Nors ir kilo, matyta. Vėl, nu, bet ir pist, ko jis 500 metrų bus, blėt. Blėt. Manas čia niks nesėda, ir tie pidarastai, o šitą pusę man eita, ar į tą pusę. Kur atsitar, tai jau pusės? Čia man atrodo. Man ten man rodo. Jau, šiandien vėl tada užsimėt. Jo, man iš ten. Ejo, ble. Spėjau. Toks aš protingas čia pas mane. Krisuka. Blėt, neišlysna. Nikados neišėjai. Įkalinau, blėt, kaip Minotaurą, nafai, rūmuose ten, blėt, kažkokiam. Oloj, jo, įdomu į smolį. Blėt, vėl, nežinau, kokius. Iš šitą pusę ar į tą pusę? Man atrodo, iš šitą. Nu, kaip man nemušęs. Kaip aš šokinėjau, aš lėtai kas, bet kai šokinėjau. Ei, mano namas. Kai aš nešokinėjau, tai lėtai kas. Šokinėjau. Čia dar ne visas dirbtas užaugo, aš čia biškį pravariau stokastų, čia prasidės. Norėjau parodyti, kokia aš gale. Gerai, dabar aš, kiek aš mačiau, tai vienas žmogus padarė tokį prikolą. Padėta, aš šiaip ten 1.4.5, man atrodo, versija net, bet jis padarė taip. Paėmė vieną tokį seplingą ir apdėjo 3 tokį seplingą. Ir jam reikėjo dar baumylo, tai jo, einam jo pasimti, jeigu aš jo dar turiu. Jo, turiu aš baumylio. Jop, gerai. Kur mes esame? Ir bandom užauginti. Na, suka, vienas tai užaugo. Aš šiaip mačiau, kad jis 4 užaugino. Suko savo. Blėt, užauginsiu, na, kai... Čia užauginau hybridą. Gerai. Ką? Nichuja šiandien nieko gero neparodžiau. Nei kaip žudyti endermenus, nei paneigė mitą. Ir galim iššautą gaidį šitą progą. Kuo? Suka. Opa. Ir oplė. Žiūrėkit, veik snaiperis. Jo, tai faina biškį išsitriniau, nu, nes atnaujinu versiją, tai jos. Sakiau, kad aš atnaujinu šitą versiją ir kur sudėjau. Tai jo. Šitoj liūdnoj serijoj su jumis buvo Šekiukas, Nežniukas ir mes susitiksim kitam epizode su šita gražia Vilna ir šito dirt. Ate, mano draugai.